Išbandysim akumuliatorinį smūginį veržliasukį Boxer S023, SR023. Tai pažiūrėsim, kiek realiai jisai gali užsukti, kadangi dažnai būna, kad gamintojo nurodytas ir realus tas užsukimas newtonmetrų stiprumas truputį skiriasi. Taigi išbandysim, pasižiūrėsim, ką realiai jisai užsuka. Taigi turim užsuktą varžtą ir turim dinamometrinį raktą ir su juo pabandysim. Tai esame nustatę ant 130. Tai pagal gamintoją priklauso, kokio stiprumo reikia užsakinėti. Tai čia mes turime Mercedesą, būtent jam nurodytas yra 130 Nm stiprumas. Taigi bandom su dinamometriniu raktu, pažiūrėsim dabar ar 100 stram yra. Gerai. Tai vadinasi 130 užsuko. Pabandysim dabar pasižiūrėti, kiek jisai realiai yra dabar užsuktas. Tai vertinsim, kaip stipriai jis realiai gali užsukti. Dabar 154. Gerai, 154. Žiūrim tada, kas su 154. Yra. Gerai, 154 turim. Pabandom truputį padidinti. Lengviesiam automobiliam reikia kažkur nuo 80 iki 140. Einant link, sakykime, sunkesnių ten visureigių ar panašiai, gali būti truputį, kad daugiau reikėtų. 168. Na gerai, 168 pasižiūrim. Yra 168. Gerai, taigi 168 čia yra turbūt maksimaliai, kiek gali reikėti lengvajam automobiliui arba netgi tokiam paprastesniam lengvesniam visureigiui. 182 galim pabandyti. 182, nu pabandom. Bleba, kliktelėjo, bet čiut pasisuko po kliktelėjimo. Tai sakyčiau, kad turbūt jau bus gal riba. Kiek čia dabar buvo? 182. 182 turėjom. Na tai realiai šitas suktukas vadinasi 182 užsuka. Tai jeigu turit lengvą automobilį, visureigį kažkokį, tai realiai su jums puikiai tinka. Jeigu turit, nežinau, sunkų į kokį nors, tai sunkusis jau gali būti, kad sunkiajam gali ir netikti.